O, koks geras rytas. O du broliai, ką tie čia nori? Ar važiuojate Mažeikius vėl? O priimsit? Sės? Nu, Egidijus prie langą prilipęs. Reikia dabar papasakot, kas čia vyksta. Parodyk biškį vaizdelę. Skrendam autostradą. Turėjom skristi prieš valandą laiko jau. Gerą. Egis nuo 10 valandų laukia manęs namuose. Bet kaip vis laik One Man Orchestra, nieko nespėjom. Tai vėluojam į administracinę komisiją. Bet rally Mažeikiai vis tiek sudalyvausim. Mineralių finalas. Įtampa mūsų klasėje bombinė. Kaip Larčia gal prieš kelis metus buvo dėl pagrindinio prizo, nes 5-6 driveriai pas mus pilotai gali laimėti SGC2 klasę. Tai žodžiu, mašina peržiūrėta, išplauta, išvalyta, nežinau, kažkokių gedimų padaugų neradau, tai tikiuosi nerasim ir Mažeikiuose. Ruožai aiškus, gazas dugnas, važiuojam į Mažeikius ir susimatom tenai. Liurpiam. Kažką gali pasakyti. Ai, pagadino čia tą aikštę. Tai ruošia, žiūrėk, iš asfaltuos. Biškai gaila tų akmenų. Aišku, ne visus. Kai atvažiuoja kaip turistas, tai gerai akmenis. Bet kaip pralystas, tai Ai, mažai matėsi tos gražios aikštės. šiaip tvarkosi gal. Nepravažiuok Vekšnių. Tai dar atvažiuosim čia. Pro tiltelį. Pažiūrim, kas čia gavo, virš tos lentos matysis. Nieko. Nieko? Ne, drožiu. Elektrienai čia, Kur ne čia Vekšniai. Aš dabar nedirbu, palauk. Tuoj palauk, dirbsiu. Silkė! Oho. Egzempliorius Ką geras. kalbėjom, ką tik bet. Gerai, baig filmuoti, nežinau, kur važiuoti. Nespėjai. Taigi yra gražesnis. Tai va, dabar tęs tu. Ne, tai gražesnį padarė. Nu, labai nesmato čia, žinai, pavyzdžiui. Jis turės. O! Eik, čikš. Mažeikia. Tu kun to yra kuosemės, kas greičiaus unžvirek. Visus mus stebi. Tu ir mus matys. Administracinę susvarkiam, tai dabar varom trasų susirašinėt. Beveik čia paskutinį, matau, jau praėjom tą administracinę, nes tik tai tiek maišiukų liko. Čia kažkoks tai naktinis klubas. Nu, all set, all good. Nu, viskas jau trakina mus. Priduotas, prisidavė. Kairys 4-4 pjaut. Ar čia verta pjaut? Tokį. Ne, ištrink pjautę, nes tą nežinosim, kurią pjaučiam. Tas šitas tu jau, jūs tą matysis, kad pjaut. 50, dešinys 5 pjaut. Dešinis 4 padaryk, pjaut greitas. Na, 4 pjaut. Kairys 4, greitas palei medžius 50. 40. Dešinys 3-2 neišleis savo. Ar čia? Kiams turėjo padaryti per šitą balsą 40 metrų. Nežinau, čia gal reiks pasisaugot. Na, 70, dešinys 4 tramplinas, 30 kairys 2. Oi. Čia neaišku ko. Dešinys 4 čia, ne? Jo, dešinys 4 tramplinas, 30 kairys 2. 20 parašai. 20 metrų. Kairys 2 ne išorė. Lėtas. 20 ar ir? 20. Kairys 2 išorė labai lėtas. Taigi, vyksta susirašymai, mums jau jų pabaiga.
kartuojam paskutinį ruožą antrą kartą ir lėksim tada testinę ruožą pasižiūrėti. Nes mes patys nevažiuojam testiniam, bet būtų įdomu visai pasižiūrėti, kaip kolegos lėks. Gal kažką pamatysim iš išorės, kaip reiktų važiuoti ir panašiai. O kol kas susirašymui viskas gerai, sklandžiai, pagal planą. Tai va, gražus vakaras Mažeikio apygardoje. Ir lėkiam tada paskutinį kartą sustikrinti. 4 žemynę kirst, į kairį 5 per tiltelį, dešinį 6, 20 kairys 2 labai ilgas, 40. Nu, turim ralį neprasidėjusi, reiks eiti stumtą, kolegas bendro naudojama kelyje. Tai čia nepriduok žmonių. Ką darom čia dabar, regi? Padedam? Padedam? Lenkia mus Sluckus arba Notkus. Einam, padėsim. Jeigu čia sėdėsi, žiūrėsi. Ar būsi tipinis lietuvis, kur sėdi ir žiūri? Tai nusprendėm, jeigu nevažiuosim Mažeikis ir pažiūrėsim tiesiog iš šono. Ruožai tokie, šiaip sau, tai nėra ką. Sabo drožti. Nu, daug žiūrovų. Kaip testiniam, aišku, vienas poskis daugiau nelabai kur ir privažiuoti. Tai nelabai yra ką, dėl ko. Dubliavom, baigti, kaip čia. Taigi pilna, driverių įdomiau. Net, dėl vietos. Jo, supratau, jo, kad. Nu, tai realiai šitie du poskai yra, dar ten vienas pradžių. Įdomu, man tai Porsche'as įdomu. Tai gal parlėksi, žiūrėk, Sluckus, skrenda. Mažeikio dangoraižį. Belekos. Eifelio bokštas. Vakarinis prasilėkimas su savo. Va čia tai bokštas tikrai. Galėt sukti, pasakau, kaip tik raudona. Maladėts. Tai va, technikinė. Super, praeita. Marom biškį dar benziukų užpilsim, nes dabar rodo 160 toks. Biškį neramumą. 3 ruožai šiaip tik tai nelabai nedaug, bet pervažiamai ilgi tai. Toks dėl atsargos įpilsiu, tai keli kilai gal nieko nepakeisiu. Jūs neklauskit, kas čia vyksta, patys nežinomės. Dalyvių fotosesija naktį, visi su mašinom, automobiliais. Buteikis už mūsų. Bet neaišku, ar ten Buteikis sėdi. O čia dabar sustatysim visas mašinas ir eisim fotosesiją daryti. Tai va tokia dabar vaibukas. Čia kažkas gimtadienį švenčia gal ir tiek. Mes važiavom valaus geriau.
Čia gal... Paulius Butmanas, Egidijus Gelūnas. Eik, tu čia Sabas, klausyk. Tai čia pats tikriausias Aero, ne? Iš tų laikų, kai dar Sabas buvo grynas švedas. Norintis būti Aero. O čia ko trūksta? Tu vaikštų. Tai ką, koks Samsonas Motorsport negali padaryti? Neįdėtų? Lietuva visi daug ką gali, tiesiog laiko reikia. Nu ir tų, kaip sakyt, nu, tokių šlamančiųjų, ne? Tokių, kur mažeikiuose daug čia mano turi visi. Bet klausyk, kai sugalvojat, kad važiuojate į ralį, tai sakytų, tai yra BMK, yra ten Civic, yra Klijonkių, Subarikų visa minė, o jūs pasiėmėt Sabą. Kodėl? Tai ir gatvė prisižiūri tų BMW ir Golfų, tai atsipodau. Ekipažas numeris 17, ko gero vienintelis Sab automobilis mūsų ralyje, Paulius Butmanas, Egidijus Gelūnas. 17 numeris. Duok, perėmė. Dominikas Viliušis ir Daginė Končių. Dėl to ir patikima, kad negazuoja, kada nereikia. Kur jis? Sabas paruoštas miegojimui. Egis senai jau miega. Ne, kauju, kur tu miegos. Prabudino baisiai, net atidarimo ceremonija. Kažkoks kaip energetinė, žinai, išgėrė. Labai visi čia, nu dauguma čia taip stūmėm ant atsisė, kad labai dabar lauk, čia be reikalo čia. Bet smagu buvo, nes Gera patirtis. pat jeigu niekad lar čia gal ir nevažiuosi, nežinai, ir patyrė jau tą tokį, kur belikia masė žmonių, rėkia visi palaiko. Nu, tokie jau užsihaipiniai ant ralio mažykiški čia. Jo. Nu tai jau daug metų Fanai. vyksta. Tokie. Daug metų vyksta, jie žino apie tą ralį, kad čia ralis kas per dalykas ir smagu. Tai va, varom dabar jau pavalgyti pagaliau, prieš 2-3 valandas turėjom pavalgyti. Nu dabar jau gal pavalgyti. Čia ant 5 sumuštinių gyvas. Ja, jeigu sakė, nu šį kartą pagaliau ne 12 naisi miegot. Nebūna tai per ralį. Nebūna. Ne, tokia nerašyta taisyklė. Ant paskutinio etapo, kad jau pagaliau Jo, daryti, jo. gal tikrai normaliai laiko. Per ralį taip nebūna. Realiai tada gal ir gerai, nes bus viskas kaip pagal planą. Na, Mes jeigu visą laiką vėlai einam, tai gal gerai ir gaunam. viskas gerai gausi. Gerai. Dar gal bus koks updates. Žiūrėkit, ant kiek populiarus Mažeikių ralis yra. YouTube'ai va tai va parašiau. Ir randa iš karto. O oficialus channelas beveik ne. Ai, ne. Net tiem, kas su kreivom rankom suras. Nu tikiuosi, tu nesukreivom čia rašysi. Eik, tu šiandien tas kreivom parašai. Tai dabar tas ir laikas. Kaip surištos koja. Nu, Ne, dar kaip normaliai. Tai nebuvo duobių, nėra kaip kratyti. Buvo Tiktais vienam ten, ruožė ten buvo. Bet ten nėra ką rašyti, tik Ne, duobės. tik duobė. Nupieš duobę. Nu ką, viskas, baigtos patikros, nes Egis jau nesąmonės pradeda kalbėti. Dabar duosiu aš jam darbą. Jau visur kirsti, visur pjauti, čia vaidam. Pjaunam, grybą. Tai dabar duosiu aš jam darbą, viską apsivedžios. Tu neužvirš, kad aš užvirš. Tai aš eisiu reikalų tvarkyti. Ant klozetą sužymės. Paskui susižymėsiu. Mėgodamas sužymės. Na tai tas, sakai, dar baigiam šiandien jau viskas. Labantai skučiam jau liekti valandėlį. Aštuntą kelsi, beveik normaliai pamėgosim, 7, tai 3 valandas pamėgosim. Super. Kada kali? 8, 3 aš kokią galvoju. Žiūrės. Labas rytas, Egidijau. Dar nereikia. Tai ką, nebūk kaip nors kažkaip. Prabusk iš karto. Aš irgi iš karto neprabundu, bet tai dar iki ruožo, kiek čia 2 valandos geras. Tai prabusim. Iki rožo, bet, žinai. Tai svarbu iki ruožo prabusti, kitur visur nereikia. Paliekam vargšą vieną. O kiek mašinų jau pristatyto. Pastatėm uždarą parką. Ir dabar, kiek čia, 10 minučių susirinkimas dalyvių. Ir startas 10, ne? LK0.
dar net nemačiau starto tvarkos. Bagažinę golfą atsidarius. Vidu šitam pusikė. Tu nori būti šiandien. Tai reikia. Kaip ten būna Beižionių meras, ne? Mažeikių merų. Ne, tai Mažeikių gal per stambiai. Pradžiai Viekšnis. Viekšnių merų. Nu gerai, kažkam rodyti. Jeigu jau seniau dar neprašėmus pareigūnų. Ja. Tai ką, baigęs mūsų šitas susitikimas visų. Draugiškas, dabar visi jau pikti bus nuo starto. Oras geras. Tai viskas, varom startą. Penktą reikia užsidaryti, būtinai ateina vietoje. Šiek tiek užsivėlavom į greičio ruožą startą pirmą, tai nespėjau paspausti onboard kameras ir nieko nenufilmavau, tai dabar įspūdžiai prieš antrą startą. Tai nors ir važiavas gerai, bet prasileidom nemažai nuo šležo pagrindinio konkurento, tai nežinau, dar daugiau įtampos. Nubandysim dabar šitam žiūrėti, kas gausis ir antrą kartą pasikartosim tą pirmą. 50, kairys 5 pjaut, 90, dešinys 4 leit meta, 30, kairys 3 ilgas, 40, dešinys 3 minus, ilgas, 50, kaliukas žemyn ir kairys 3 ir kairys 4. Kairys 4 dukam, kairys 4 bus. 50, dešinys 4 pjaut, 70, kairys 4 greitas palei medžius, 40, dešinys 3, 2 neišleisti. Na, jo, biški yra. Dabar atgal. Давай. О, nice. 200 kiam. Dešinys 5. Dupiam. Kaliukas kairys 2. Finišas. Nevažiuoja kažko, ne? Tai supjoviau grybą antram ruože. Per anksti užsistačiau, tada išsigandau ten kirsti vidumi, tada atgal ir tada nebespėjau atgal atmajuoti ir įkreitam į tokį grioviuką. Žodžiu, patys neišvažiavam, tai ačiū labai vyrukam, kur labai operatyviai pribėgo išstūmė. Nu, bet praradom mes ten, palaidom jau realiai šansus kovą dėl čempionų titulų klasiai. Tai dabar, nu nežinau, dar daug liko važiuoti, nenusiminom. Spaudžiam taip, kaip spaudėm ir žiūrėsim, kas dienos gale gausis. Jo, manau, yra dar tų šansų, tiesiog dabar ką, žinau, dar ilgas ralis, ilgoji dalis dabar liko. Sakiau, pradžiai taip nuliūdo Paulius, iškart pradėjau sakyti, kad čia dar tik net nėra pusė ralio, reikia dar nepasiduoti, nes nu, visko būna. Jau antras kodos nebegalim sau leist daryti, tai tokia dabar atsargesnė gal taka. Nebesugadinti mašinos. Kur einame su Egiduku, per servizą žygiuoja mes. Kokia nuliūdė.
Nu, biškai, po klaidos buvo daugiau nuotaikas geresnės negu dabar, biškai dabar toks jau daug sekundžių ištaškiam. Tai. Nu, bet reikėjo, žinai, ant veiksmo. Jo, bet dabar bent svarbu, kad viskas mašinai gerai. Kaip patikrinom, nu, tai radom kažkokį defektuką pasitvarkėm. Bet esmė, kad galėsim tęsti varžybas sėkmingai, manau. Nu, tai darysim, kas nuo mūsų priklauso dabar jau. Bandysim nefeilint daugiau. Tai va, einam dabar į grupą ilsėtis, užsipilsim kūrą per grupą dar ir tada antra dalis, 4 ruožai. 2 po 2 kartus. Oras žiauriai geras. Labai gražiai. Va, fanas sėdė jau, laukia, kol leisim valgyti jam. Andriau, gali valgyti jau? Okay. Dešiniais 4 pjaut. 3, 2, 1, start. Dešiniais 4 pjaut, 20. 3, 4, 3 eurą. 50, kairys 4. 10, 3 minus. 30, 3 ir kairys 3 pjaut. 60, 10, 3 pjaut. 20, kairys 5 pjaut. 30, 10, 5. 90, kairys 2. Ir kairys 3. 110. Dešinys 4 kirs. 102 finish. Oi, nežinau, smagiausias sėdės šitas man buvo. Burzgina automobiliukai, gražia vieta, kažkaip piliakalniai, palaka kažkaip ir piliakalniai. Eikime pažiūrėti. Trumpas labai yra grupa 6 minutės. Tai lengvas atsipūtimas ir kartojam šitos ruožus paskutinius. Tai va, kas čia pasiskaitysit. Nu tai ką, mes atsikovojom prieš Šimėną poziciją šitam ruože ir mums padėjo kitas kolega, pasitraukė į greviuką irgi skrydo, tai dabar grįžom, kaip grįžom, nu, į 5 vietą pakilom. Nu, žiūrėsim, šiaip priekite nelabai mums palankiai klostos viskas, nes Jončas prisidirbo ir Trumpelis, jeigu laimės, tai jis gali čempioną tapti, nors Šležas dabar 3, nu žodžiu, dar yra reikalų, tai žiūrėsim, kas čia gausis mums. Kol kas mes po biškį gelbėjom savo kailį. Kairys 5-4. 70, 4. 20 kairys 2, labai lėtas. Išorė nekėlė. 60.
prieš paskutinę ruožą pasiekmes, kalėm porą kartų su ratu į akmenį. Bet nieko, važuolyčiau dar kažkiu. Tai turim dabar 7 gal sekundės persvarą prieš Šimėną. Tai turėtume šitam ruožą atsilaikyti ir finišuoti 5. Bet, ten priekį jau nieko nepakeisim. Ir visi finišuoja. Trumpelis finišavo, Jončas irgi, Lukošius švežas ir tada mes. Tai žiūrėsim. O ką žinau? Viskas, paskutiniai oro patikrinimai šį sezoną. Pasileidau slėgį ir atakuosim dabar šitą miškiuką. Keturi pjaut leit, 20, kairys 5-4 labai ilgas, 30 kairys 2 greitas pjaut. 20 dešiniais 2 nekirs. 30 dešiniais 4 žemyną nekirs. Į kairį 5 per tiltelį, dešiniai 6, 20 kairys 2 labai ilgas. 40. Kairys 3 pjaut ir dešinys 4 kirst. 80. Dešinys 4 nekirst, į kairį 4 pjaut. 100 tam, dešinys 6. Išgyvenom šitą ruožą. Smūgių buvo tiesioji jau visas dabar kalatojas. Sabas, tai nežinau. Bet, nedeginam benziniuką, nedaug liko. Varom sezono finišą, tai kiek mes pasieksim vikšnius. Davai, gadukai. Finišiuką, lieka 21 km benziniuko. Gal plastininas užpils, ne? Turėtų. Orlen. Viskas. Sabas atvyko į finišą. Gadukai oficialiai finišavom. Kol protestų nieks neparašė. Skaidė. Už tai, kad sulaužė mašiną. Einam lauk dabar. Tokias žiaurės. Nieko, gal neatsika baisiai, bet toks jo buvo įdomi. Varom lauk dabar apdaunojimo. Atrodo, kaip aš atrodo, irgi kaip po Mažeikių ralio toks. Kaip po miegojimo. Kaip sulaužytas. Kaip miegojęs. Bet liktai nemiegoja. Tai einam ir paplosim kolegam, pašvesim už juos. Ir mum turbūt metiniai gausis 3 vietą greičiausiai. Bent jau kažkas. Iš bezdėnio ten. Bet, paskui papasosiu čia plačiau. Einam. Atkritusių išvažiavusių iš kelio buvo tikrai pakankamai nedaug. Tai parodo, kad yra puikus organizavimas, geras planavimas ir tikrai nuoširdus ačiū visiems. Girdėjote, koks didžiulis, nuostabus būrys rėmėjų, kurie būtent užtikrino, kad šis renginys šiandien būtų pas mus. Žingsnis į priekį, šypsnos ir aplodismentai mūsų SGC 2 podiumui. Egidijus Lukošius, Arvydas Balys, Erikas Jončas ir Orestas Bagdonas bei Žygimantas. Nėra ten mūsų egių. Nėra ten mūsų egių. Nėra ten mūsų. Ir kaip ir. Taip pradėk. Dėkui. Ir tave. Pradėjai? Bet kad apačia būtų prie pat mūsų ten tipo. Jo, kojas nenukpjaut. Gal ir arčiau biškai, žinai, kad tik mes telpam ir viskas. Reikia čia paskubėt, kol nerėkoja ten. Tai paskubėk, jeigu tark žodį savo, tada aš užbaigsiu. Mano žodį? Tark žodį, bet garsiai. Garsų žodį, kad girdėtų visi, tai reikia džiaugtis, kad esam finišė, neapsivertę kokie, žinai. Užbaigę savo blogą stryką su nefinišais, tipo visam sezone. Pradžiai buvo ledesėlis, bet baigiam su
gerom nuotaikom svarbiausia, tai toks ir greitas rekepas, bet nežinau, ką dar pridursiu. Taip pridursiu, kad irgi dėkoju visiems fanam, tėvam, rėmėjim, bet labiausiai ir Sabui norėčiau padėkoti, nes tiek atlaikė. Šiandien iš vis paskutiniai ten tie ruožai jau buvo kankinė visiška. Jo, ant paskutinio lašo kuro atvažiavo, dar reiks grįžti Mažeikis, bet Plastininai. reiks pasigauti kažką. Jo, tai tada, nu šiandien ką, mums kad ir nepaėjo ta korta, bet pats susigribavau, bet dabar atmetus tas 30 sekundžių yra tas dalykas, kad mes ir nebūtume pavyję nei Šležą, nei Lukošiaus ten nieko, nes kiekvienam ruože 3, 4, 2 sekundės vis gaunam, nebuvo, net neįkandom, ta prasme, tai pelnyti atvažiavom 5 savo vietoj, po servizo pakilom ten iki savo tos 5 vietos ir metiniai liekam 3 vietoj. Tai vėlgi tas smagu, kad 3 vieta metiniai, tai ne 4 kokie, tai Jau gerai. ne veltui dirbom tą visą sezoną. Tai ja, ačiū dar kartą, sakau, fanam, kurie atvažiuoja palaikyti, tėvam, kurie padeda visko, ko gali, partneriam, autobroliams, spauda, Vilspotas, tai be jų būtų tikrai daug sunkiau ir tai padėka partneriam. Jo. Ir, prisideda. Ir šito rezultatu mes pasidžiaugsime metinis apdovanojimas tada, Segiu. Tai iki to dar gal iki kitų kartų tada, jeigu davai. Egidijau, ką čia nesąmonės dabar išdarinėjai? O kaip čia veikia? Na, čia kiek. Nežinau, kaip čia veikia, bet nesugadink. Tik per aukštą bėgį gal jungia? Kas čia buvo? Užgesai? Nežinau, antrų gal važiavai. Nuo kitą sezoną jau Sitavičius nebevažiuos. Jo, pastumsime.